Labas, labai vėlyvas rytas mums, kitokių trobų dalyviams. Atsikėlėm šiandien taip vėlai, kad galvojom, gal dieną pradėsim ne nuo pusryčių, o iškart nuo pietų. Išsimiegota buvo visai neprastai, lova labai patogi. Įsliūkino katė naktį, tai miegojom 3. Antanas sakė, miegos su mūsų gražuolė Margė, bet kažkodėl Margė pas mus lovoje atsidūrė. Labai smagiai, jaukiai, iš tikrųjų džiaugiuosi, kad turim dar vieną naktį. Čia turėsim progą parelaksuot, pamedituot, skaniai pavalgyt ir gal užsikurt kubiliuką. Savo vėlyvo brančo meniu šiandien mes ruošiame krekenavos steikus, brandintus, tai nekantrauju pabandyti, pamėginti, atrodo mėsytė labai graži. Prie jos turėsime, aišku, grill daržovyčių. Paprikos mūsų atveju ir cukinijos ir pabandysim pasidaryti gaives salotas su gražgarstėm, jogurtu, kalendra ir visokiom kitokiom žaliom gerybėm. Žinoma, viską gardinsim mūsų partneriais Delicious, kuriuos aš taip gražiai čia savo įsirikiavau, kad puikiausiai matyčiau ir atrinkčiau tai, kas šiandien man tiks labiausiai. Ar jūs esat pasiruošę iškepti steiko? Jūs nepamirškite, kad mes turime atsivežę visokiausių priemonių. Tai kaip Mantas ir buvo minėjęs, tai mes turime čia steiko kilimėlius. Juos šiaip galim naudoti kelis kartus, jie daugkartiniai. Tai vieną kartą panaudoję, neišmeskit ir mes toj parodysim, kaip juos teisingai naudoti. Turim šitą tokį vat griliaus dalykėlį, tada mes jį uždedame va taip. Teisingai išdarau? Ne? Gali neaiškinti, kaip man daryti, aš pats žinojau gerai. Nu, sugadino jis dabar, aš viską žinojau, dabar atrodys, kad aš lochas. Ir mes tą vat, o man tai, jį dabar tiesiog tai vadėti. Tai va, dabar mes iš karto uždedam ant viršaus, o jį jau dabar dėti ar vėliau? Dabar? Mes iš karto dabar vat ir dedam, o mėsytę uždėsiu, palaikysiu ir tada mėsytę uždėsiu mane. Va, mes čia uždedam, dabar laukiam ir tada jau dėsim steikus, jo ugne? Kaip Antanai. Teisingai. Tai mano teorija buvo teisinga, tai pakeitėm šiek tiek, dėsim va tai va. Man tas ten nesąmonė sakė. Tai va dabar ir mums reikia kažkuo uždengti. Va, štai Antanai gali prilaikyti šiuo akmenuku. Va, akmenukas prilaikys. O šiaip žinojot, kaip, pavyzdžiui, apvaisinti vištą? Kaip gaidys apvaisina vištą. Jie per tas gvakamolės abudu susijungia ir nėra lytinio organo pas gaidį. Žinojai, kai nepasisekė. Na, grįžtant prie virtuvėlės temos, šiandien vakariniai pas mus ne vištiena, o krekenavos grynuolių jautiena. Sausai brandintas jautienos antrekotinis nugarinis pjausnys be kaulo, kuris buvo brandintas netgi 30 parų ir dabar yra pasiruošęs mūsų griliui. Pararam, pam, param, parara. O. Girdit? Girdit? Ta akmenėlė. O, kur? Durnis. Man steikų kepimas yra toks vyriškas užsiėmimas. Molodės. Mano brolis. Tai mes turime ProFlame termometrą ir kadangi kai steikus kepam, turim pasimatuoti ir temperatūrą. Tai čia ant pakuotės šito ProFlame'o rodo, kad 63 turėtų būti Celsijaus. Tai pasižiūrim, išbandom šitą. 60, kaip kur. Čia turim 60. Tai vidurinis, aišku, kad čia bus karščiausias, tai ojei, nežinau, ar čia gerai. Reikėtų biškį pamiksuoti, va šitą perkelt. ProFlame Expert. Grilio revoliucija jūsų kieme. ProFlame Expert. Šiek tiek
Dar pamatuosim toj. Man atrodo, mūsų steikai kaip ir yra beveik iškepę, kaip tik va girdžiu žadintuvą. Karštutėliai mūsų steikučiai jau lėkštėse ir juos šiandien mes garbinsim žinoma steiko prieskonių mišiniu iš Delicious Spices. Vai smagu, sudruskytas, su kvapas nuostabus, kurta tikrų geriausių Lietuvos virtuvės profesionalų. Kaip gerai kvepia. Visiškai tokius prieskonius aš ir įsivaizduoju tobulam steikui su Delicious. Bandysit be padažų ir taip toliau, ne? Pradžiai be nieko. Pirmą testą. Kokia mankštutė. Mes tokie ne ekspertai steikų, bet netgi mums tokiais įgūdžiais pavyko gerai iškepti. Nesitikėjau, kad taip gerai gausis iškepti čia. Ir daržovių turim. Turim ir cukrų, neturit. Ką? Daryt cukrų neturit. Eee! Tu natų. Achujėl čia. Morozės visą. Gal šitie gyvūnai ir per daug draugiški. Nu fainai, kad kažkas kitokio, žinai, ne burgeriai, ne šašlykai, o vat gamtoj steiką tu gali išsikepti. Ir tikrai ganėtinai paprastai. Tikrai paprastai. Aš tai visada bijau steikų, nes jie tokie atrodo, daug šansų, kad nepasiseks. O čia, ta mėsytė atrodo pati burnoj tirpsta, jaučiasi, kad išstovėjus, išbrandinta 30 dienų. Labai gerai. Labai gerai. Šiuo metu esam va tam kaimelį dabar. Yra golden hour, visiškai leidžiasi saulė. Ir su draugais tiesiog vat vidury kažkur taip man leidžiam laiką. Wow. Brangieji, užskaitau. Sveikatą. Į sveikatą. Į sveikatą. Už mūsų nuostabią vakarienę ir nuostabią kelionę.